Noriu pasakyti, kad konservatorių ir sąryšis su Amerikos žvalgybas čia yra prisidėjusi pirštų prie tai, kad sužlugdyti einančius į Seimo rinkimus patys stipriausia partija Lietuvoje, Tvarka ir teisingumas. Todėl buvo imtasi prieš ją labai stiprių priemonių provokacinių ir manau, kad nesibaigs tos provokacijos iki pat Seimo rinkimų. Todėl visi mes turime ir profsąjungos, ir kitos jėgos, ir darbininkai, ir tarnautojai gerai suprasti viso šito įvykio esmę, kuri įvyko Vilniaus miesto savivaldybei, kada buvo išprovokuotas vicemeras Evaldas Lemantauskas su pagalba konservatorių vadinamų kurmių Urbonavičiumi. Ir tokie dalykai ateityje gali būti ir daugiau. Dabar, kaip matosi, vyksta didelė kova, tai yra labai žiauri kova, nesiskaitoma ne su kokiais principais moralės, ne su sąžinė. Visos priemonės geros, kai jos pateisina tikslą. Tai yra konservatorių, socialdemokratų partijos yra sąryšis. Neapsieita, kaip aš minėjau, be Amerikos įsikišimo, kadangi į šalį eina stambus kapitalas, oligarchai ima valdžią, už Seimo politikų narių stovi oligarchinės struktūros. Todėl ir mes kaip profsąjungos, kaip kitos organizacijos visuomeninės, žmogaus teisių organizacijos turim padėti išspręsti tas problemas, pakilti į kovą už socialinį teisingumą, už tvarką ir teisingumą. Jūsų ūkininkų nelabai yra. Ar yra? Yra ir ūkininkų. Na, matyt, apsidirbote visus darbelius. Nagi mėgėjai, ūkininkai, daržininkai, sodininkai. Mes šiandien visi esam solidarūs. Taigi čiupkim kaimyną už skvernų ir su palingavimais. Jau viežiai ūsoti sulapę matę, paimti asodį klausykados, susėdai algis putoja, susėdai paškutė vaikoja, susėdai lietuviško būdo, tais vakarėliais, daina nuskambėjo, laukų pavarėliai, susėdai algis putoja, susėdai paškutė.